Tai ką, treneri, sveikinam su pergalė, revanšas įvyko, pavyko, 2-1 Širvintose prieš Transinvest. Viskas gerai, kokios jūsų mintis po rungtynių, ar visko patenkintas? Tikrai labai sunkios rungtynės buvo ir galiu pasakyti, buvo du skirtingi kėliniai. Pirmas kėlinys, manau, priklausė visiškai Transinvesto ir mes taip, gal ten turėjom vieną tokią progelę gerą kėlinio pradžioje, bet šiaip ir kontrolė ir, manau, Transinvesto atrodė gyvesni tikrai pirmą kėlinį. Pavyko per pertrauką šiek tiek žaidimą pakoreguoti, norėjusi šiek tiek daugiau agresyvumo, norėjusi, kad gynėjai daugiau tą kamuolį palaikytų, daugiau jį pastumdytų iš vienos pusės į kitą, kad patampyti biškį varžovą, kad biškį pajausti kad galime žaisti, nes pirmas kėlinys buvo visiškai be kamuolio ir kad ir jį turėdami mes jį greitai prarasdavom. Bėgiot be kamuolio turbūt nei viena komanda nenori. Tai tas pavyko, antrą kėlinį šiek tiek daugiau, pelnėme įvartį, bet dėja prasileidome po standartinės situacijos ir aišku, atlikom po to keletą keitimų ir manau pasiteisino, Kaderas išėjo, taip, Vareika gerą reidą padarė ir Kaderas įmušė įvartį. Tai pabaiga tikrai buvo nervinga, bet iš esmės, 3 taškai, važiuojam toliau. Kai treneris padaro keitimus, kurie atneša rezultatą, tai visą laiką treneris yra ant balto žirgo. Šiandien jūs į startinę sudėtį neįtraukėte Klaudijaus Upsto, Artiomo Ščedro, Kaderas taip pat liko ant suolo, bet išėję antrame kėlinyje padėjo komandai. Tai čia toks buvo sumanymas, kad jie išeis ir įneš? Tai be abejo, tai buvo visiškai, jau mes vakar žinojome, kalbėjom su žaidėjais, kad norime tai padaryti, norim žaidėjus pataupyti, tikrai daug rungtynių laukia dvi tikrai labai sunkios savaitės ir ta rotacija reikalinga. Ir taip, gal tas pirmas kėlinys taip kažkaip nesisekė mums tą daryti, ką mes norime daryti, bet sakau, ta rotacija reikalinga, jinai būtina ir reikėjo tą padaryti ir ruošimės kitom rungtynėm. Viliaus Armalo keitimas buvo suplanuotas ar visgi labiau priverstinis? Jisai buvo planuotas, bet reikėjo tai padaryti anksčiau, kadangi taip jautė kažkiek tai skausmus, bet manau, kad ten viskas bus gerai, jisai yra tvirtas ir manau atsigaus. Hegelmann šį sezoną yra mušanti komanda, tos įvarčius muša ir ne po vieną dažniausiai, bet ir praleidžianti. Tai dėl to praleisto įvarčio ar labai apmaudu, nes visgi Linas Pilibaitis ne pats aukščiausias žaidėjas, bet sugebėjo laimėti Eurodvikų. Žinau, Liną Pilibaitį dar nuo senų laikų, jis tikrai labai geras prie standartinių situacijų žaidėjas, turi tikrai tokį gerą taimingą ir prieš jį visą laiką yra sudėtinga žaisti. Visą savo patirtį įdėjo į tą kampinį ir įmušė gerą golą, gražų golą. Nesinorėtų, aišku, tokių golų įvarčių praleisti, bet atsitiko taip.